Sveikučiai! Kad jau išaušo pavasaris, tai laikas atgaivinti savo savadarbę kepsninę ir šį kartą rūkysiu didelę doradą. O kad jau rūkinu žuvį, tai papasakosiu, kaip ją marinuoju ir kaip ją rūkinu. Prieskonius naudoju kaip visada, tai yra druska, pipirai juodi, taip pat česnakai granuliuoti, kaukazietiški prieskoniai, chmelisūnėliai ir truputis kajeno pipirų. Man toks prieskonių mišinys labai tinka žuviai, ypač baltai žuviai, o dorada yra labai skani žuvis, jeigu yra šviežia ir kokybiška. Man šį kartą žvejyboje labai pasisekė, tai nusipirkau didelę doradą, svoris yra apie 1,2 kg, tai tikrai nedažnai tokios pasitaiko. Ir ką aš pirmiausia padarau, tai nukerpu tiesiog pelekos, kad jie nestirotų, galima to ir nedaryti. Man dažnai darinėjant doradą pasitaiko, kad jeigu pjaunu su peiliu, tai būtinai prapjaunu tulžį. Ir kad iš to išvengti, tai tiesiog naudoju žirklės, prakerpu pilvą su žirklėm ir po to išdarinėju iki galo jau naudodamas peilį. Tai to nerodysiu, bet tiesiog tokį kaip tipsą pasakau, ką daryti, kad nesugadinti skonio. Na ir kai žuvis yra išvalyta, tai yra išimtos ir žiaunos, ir viduriai. Tiesiog įpjaunu su peiliu keliose vietose daugiau storą dalį, tai yra ta, kur yra mėsa nugaroj, tam, kad pasiskirstytų prieskoniai geriau, žuvis prasisūdytų. Labai giliai pjauti nereikia, bet svarbu, kad to oda būtų prapjauta. O toliau įtrinu pasidarytų prieskonių mišiniu ir gana gausiai, nes žuvies tiesiog nemarinuosiu ilgiau, tai yra tiesiog pabusinai ten gerą pusvalandį, kol ten kepstinė kaista, kol aš ją užkursiu. Ir aš ją tiesiog tada rūkinsiu iš karto. Tai dėl to prieskonių dedu šiek tiek daugiau, nes jeigu marinuojat per naktį, tai turbūt reikėtų dėti šiek tiek mažiau prieskonių. O paskui dar prieš pat uždedant žuvį ant grotelių, papildomai įtrinsiu ją šiek tiek aliejum, kad nepriliptų tiesiog prie grotelių. Na ir kągi, labai džiaugiuosi, kad mano pernai metų kūrinys, kurį pasistačiau rudenį, atlaikė žiemą, kai buvo netgi -20 ir daugiau laipsnių šalčio. Ir galima jį pabandyti pirmą kartą šiemet užkurti. Tai ne tik jį užkursiu, bet dar ir papildomai šiek tiek pakeičiu konstrukciją, nes pastebėjau pernai, kad reikėtų šiek tiek daugiau norėtųsi plytų ir niekada nebandžiau kepti su grotelėm. Tai nusipirkau tiesiog papildomai šamotinių plytų, kad tvarkingai jas sudėlioti būtų galima padėti groteles. Kepsninės konstrukciją būtent taip ir sugalvojau, kad galima būtų lengvai pakeisti norint konfigūraciją. Ir galima naudoti ne tik kaip rotiseriją, ten su tuo besisukančiu iešmu, bet kad būtų galima naudoti ir su grotelėmis. Tai tam, kad būtų galima padėti patogiai groteles, papildomai dedu dar eilę plytų šamotinių ir tokia konstrukcija suteikia tikrai daug lankstumo. Tai galima esant poreikiui padaryti kepsninę didesnę, mažesnę, pritaikyti ją skirtingiams kepimo būdams. Ir šiuo atveju tiesiog padarau taip, kad galima būtų padėti groteles. Dar rūkinimui yra svarbu, kad galima būtų uždaryti dangtį, nes tokiu atveju žuvis gaus daugiau dūmų ir bus labiau rūkyta. Plytas būtent dedu taip, kad jos sutilptų po tuo dangčiu, kuris yra nuo dujinės kepsninės, ir bandysiu rūkinti žuvį šiandien. Groteles galima dėti ir įstrižai, ir tiesiai. Tik tai viena problema yra, kad ilgis jų yra per didelis ir tiesiog jeigu dėčiau tiesiai, kas buvo pradinis variantas, tai tiesiog neužsidarytų dangtis teisingai. Todėl teko dėti taip, kad jos būtų skersai, bet tai neturi didelio skirtumo, nes po dangčių temperatūra bus pakankamai vienoda. Na ir iš esmės kepsninė yra paruošta rūkinimui. Tai į priekį dar dedu plytas, kurios turės oro tarpą, kad kepsninė pakankamai degtų, bet nebūtų tas degimas per daug intensyvus. Dedu anglių kaminą, į kurį prikraunu tiesiog anglių, uždegu uždegtuką ir laukiu, kol įsidegs jos. Man šiuo atveju didelės kaitros nereikia, tai svarbu tiesiog, kad tos anglis įsidegtų ir galima būtų uždėti pagaliuką medienos ir gauti gero dūmo. Kad žuvis nepriliptų prie grotelių, tai grotelės turi būti gerai įkaitę, bet visada padeda šiek tiek duoti riebalo, tai arba groteles galima patepti aliejum kažkokiu, arba kaip šiuo atveju aš patepu pačią žuvį, tai skirtumo didelio nėra, abu variantai geri. Tai aliejus yra ne dėl skonio, o dėl to, kad nepriliptų. Sulaukus, kol anglis įsidega, juos tiesiog išpilu ir sudedu į tolesnį galą. Tai anglis turėtų būti ne po pačia žuvim, kaip kepas šašlyką, bet kažkur šalia. Tiesiog tokia netiesioginė kaitra gaunasi
ir dar papildomai įdėsiu ąžuolo medienos pagaliuką, kad būtų skanaus dūmo, o priekinės plytas tiesiog naudoju reguliavimui, tai yra reguliuoju tarpą tarp jų dėl oro padavimo. Tai kuo daugiau didesnis tas tarpas, tuo intensyvesnis degimas, o man jo labai didelio nereikia. Tai ir tarpo didelio nereikia. Uždedu tiesiog žuvį ant grotelių ir įdedu dar termometrą, kad žinočiau, kokia pačios kepsninės temperatūra, bet labiau yra svarbu, kokia žuvies vidinė temperatūra, kad jos tiesiog per daug neperdžiovinti. Man kamade rūkinant žuvį ideali temperatūra yra apie kokią 100–120 laipsnių Celsijaus. Tai stengiuosi čia palaikyti irgi panašią. Tai pradinių tų anglių šiek tiek mažokai. Matau, kad temperatūra nekyla taip, kaip norėčiau. Tai uždedu dar šiek tiek papildomai. Bet didelės kaitros tikrai nereikia, nes tikslas yra žuvį išrūkinti, ne tik ją iškepti. Aišku, yra kitas metodas, tai tiesiog grilinimas, kai ant aukštos temperatūros gana greitai galima pakepti. Bet šiuo atveju mano tikslas yra gauti rūkytą žuvį, o ne tiesiog ją iškepti. Na ir po kiek laiko tikrai tas dūmas pradeda intensyviai gana rūkti ir žuvis puikiausiai rūkinasi. Skonis tikrai bus kitoks negu rūkinant kamadę, bet procesas pats yra tas pats. Tai yra tiek pat ir kamadė maždaug užtrunka išrūkinti žuvį, tiek pat ir čia. Į ką dar kartą norėčiau atkreipti dėmesį, kad anglis yra ne po pačia žuvim, tai yra kaitra yra ne visai tiesioginė, jinai yra šalia. Ir tai yra labai svarbu, nes priešingų atveju tai labai greitai susviltų, o kai tas degimas yra šiek tiek atokiau nuo žuvies, tai gaunasi labai tolygus šilimas ir labai geras rūkinimas. Kai žuvies temperatūra vidinė pasiekia daugiau negu 30 laipsnių, tai ją tiesiog apverčiu ir kepu ant kitos pusės rūkinu. Ir toliau stengiuosi palaikyti temperatūrą, kuri būtų tarp 110 kokia ir 140 laipsnių Celsijaus. Tai yra padaryti sunkiau negu kamade, nes yra daug visokių tarpų aplinkui ir ta liepsna gali labiau įsidegti, gali mažiau įsidegti, bet kadangi jinai yra netiesiai po žuvim, tai tokios didelės problemos nėra. Esant reikalui galima šiek tiek sumažinti oro padavimą, šiek tiek pastumti anglis, jeigu reikia, bet man pakankamai šį kartą gerai kepa. Jau artėjant į pabaigą, kai žuvies temperatūra artėja maždaug link 60 laipsnių Celsijaus, pradedu matuoti ir stengsiuosi nuimti, kol jinai dar neperkepus yra. Bet svarbu yra matuoti temperatūrą prie kaulo ir storiausiai daly. Tai man geriausias rezultatas, kai jinai maždaug pasiekia apie 60 laipsnių Celsijaus rūkinant doradą. O nuėmus žuvį dar ją palaikau atvirai šiek tiek. Na kągi, šį kartą pavyko tikrai puikiai. Tai žuvis yra idealiai išrūkyta, jinai turi unikalų skonį, nes tas rūkinimas, kai dega atvira liepsna, šalia ne po pačia žuvim, suteikia labai specifinį tą skonį ir labai žuvis yra sultinga. Man tokia žuvis patinka, kai jinai turi dar papildomai aišku skonio, bet ne visiems tinka. Tai aš dar dėsiu papildomai prieskonių ant to žuvies daugiau prieš valgydamas, bet galima žuvį pamarinuoti ir su daugiau prieskonių, jeigu jums patinka. O aš pridedu tiesiog čili dribsnių šiek tiek, kad suteikti daugiau tokio aštrumo, bet šiaip žuvis žiauriai skani yra. Tai kągi, šiemet jau atidarytas rotiserijos sezonas ir bus kažkokių kitokių video ne tik kamado. Tai laiks nuo laiko įkelsiu kažkokį ir įdomesnį dalyką, būtent kepant ant šitos kepsninės. Tai aišku, pagrindinė jos paskirtis yra kepsniai, kurie kepami ant iešmo, bet gaunasi ir labai neblogų variantų, kaip šiuo atveju tiesiog rūkyta žuvis. Bet jeigu turite kokių idėjų, pavyzdžiui, ką norėtumėt matyti kepant ant šitos būtent kepsninės, tai pasidalinkit komentaruose, tikrai įdomu pabandyti. Ir dar papildomai primenu, kad lygiai tą patį galit padaryti ir savo kamadę, arba netgi kokioj kitoj kepsniniai, kad ir dujiniai. Skanaus, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.